Sveiki. Kuo toliau gyvenu, tuo labiau suprantu, kad šis pasaulis, nuostabus pasaulis, yra labai tobulai suderintas. Viskas jame yra tuo laiku, kai turi būti, tuo tada, kai mes galbūt net nesitikime arba kai mes labai norime, kad tai būtų, bet mums kažkodėl visiškai tuo momentu neduodama. A, Turbūt tektų, kiek teko skaityti literatūros ir kiek pati pastebėjau, nieko negali pagreitinti, absoliučiai nieko. Buvo toks momentas gyvenime, kai aš labai norėjau pagreitinti vieno pastato pirkimą, ar ne? Ir taip viskas klostėsi, kad tu niekaip negali pagreitinti. Ir priėmiau tai tiesiog. Kai atėjo momentas, kai atėjo laikas, viskas susiklostė tokiu būdu, apie kokį aš net negalėjau pagalvoti. Tiesiog labai tobulai, labai gražiai, labai naudingai man ir aplinkiniam pasauliui. Ir va čia yra pats turbūt svarbiausias, kad mes suvoktumėme, kad mes turime atsispirti, nebeskubinti rezultatų. To troškimo, mes turim iš tiesų atsispirti savo troškimui. Aš trokštu, kad viskas būtų kuo greičiau, kuo tada, kada aš noriu, bet ne tada, kada man iš tiesų reikia. Galbūt tu šiandieną esi kažkam nepasiruošęs arba nepasiruošusi ir tu tiesiog spaudi, kad būtinai tai būtų tau. Ir kas tada atsitinka? Tada atsiranda kontrolė. Aš viską sukontroliuosiu. Aš viską absoliučiai sudėliosiu į lentynas, aš tiksliai žinau, kaip turi būti. Aš bent taip dariau. Tu galbūt ir esi protingesnis, tai džiaugiuosi už tave. Ir mano patarimas, tikrai nuoširdus patarimas, lai įsivyrauja mūsų gyvenimuose, tiek mano, tiek jūsų, harmonija ir pusiausvyra. Balansas. Balansas yra balansas tarp to, kad aš noriu bet kokią kainą ir labai greitai viską gauti, ir balansas tarp to, kad aš leidžiu tekėti pasaulio energijai per mane ir atnešti iki manęs tai, apie ką aš svajoju. Čia apie svajonės dar kitas norai, ketinimai, tikslai, svajonės. Kiek mokytojų, tiek ir supintų momentų. Viskas atrodo lyg apie tą patį, bet kartu ir apie kas yra tikslas, kas yra ketinimas, kas yra svajonė ir kuo jie skiriasi, kaip juos įgyvendinti. Čia yra truputį yra makalino. Aišku, tie, kas labai stipriai gilinasi į tai, jau susidėliojo į savo lentynas būtent šitus terminus, bet šiandieną apie tai, apie mūsų troškimą, kuris yra labai, labai didelis. Man reikia dabar. Ir tas dabar gali būti, kad tau atneš daug nelaimių, jei tu dabar per galvą lipdamas tai pasieksi. Ar tau šito iš tiesų reikia? O gal tau tereikia ramios tėkmės, kurioje tu suprasi, kad visiškai ne ta kryptis? Pagalvokim apie tai, ko mes trokštame ir kiek mes įvedame kontrolės į savo gyvenimą, kad tai pasiektumėme. Su jumis Eligė, skaičių magija. Spauskit patiktuką. Jei ne dėl jūsų, tai dėl aplinkinio pasaulio, galbūt kažkam šią akimirką. Būtent šitos žinutės ir norisi ją išgirsti. Iki pasimatymo.